Sveiki žvejai. Vėl žvejyboje, šį kartą su savo žentu. Susirišim meškeres, viską ir pažiūrėsim, kaip čia bus. Va dabar lietutis dar lyja iš ryto, bet šiandien rodo aukštą slėgį, tai kažkaip tai beveik esu ir įsitikinęs, kad pagausim bent kelis ešerius. Ką, susirišom meškeres? Pasiruošiam. Pasiruošėme meškeres, aš gaudysiu su Black Swan iki 4 gramų spiningėlio. Va jisai. Žentui surišau ant Crazy Fisho iki 12 gramų su atvadu, didesniais svoriais jam bus gaudyti. Aišku, jam daviau kuolą, savo lengvesnį, kad būtų maloniau žuvauti. Ešerių siaubas. Gerai. Išplaukiam. Nu ką, pirmas ešeraitis nedidžiulis, bet svarbu pirmas. Antras metimas. Nu, aišku, nėra blogas ženklas, reiškia gal ir bus. Nu, aš atsidariau, dabar reiks Artūrui atsidaryti. Dar Artūras kol kas pripratęs prie norvegiškų įrankių, tai jam nelabai su tokiais lengvais. Įrankiai, balai, kirtimai. Pripratęs mėtyti 100 gramų svorius tokius, viską. Tai reiks apsiprast, nieko apsiprast. Nu va, antras nedidžiulis. Bet jau tokiu mažiukai kol kas. O dar vienas yra. Kol kas Džigutis valdo prieš atvadą, reikės gal ir Artūrui surišt. Jaučiu didesnis, gal po biškį daisim ir iki rimtų egzempliorių. Nu va, ant dropshoto paėmė ešeriukas, bet irgi nedidžiulį, bet... Va. Oho, kaip įsirijo, kaip jis dropshoto norėjo. Alkan. Nu. Žentelė. Kada žuvis? Aš juokaunu. Na va, išbandom antras metimas, žiūrėsim dropshotą, ką duos. Gal bus ešerių geriausias šiandien žvejybos būdas? Reikia pašnekėti telefonu, palaikyti ir po to ištraukti žuvį. Ant dugninės. Ant dugninės gavos. O, dropshotas. Gal reikės tavo Artūrai dropshotų perleisti? Man reikia prisitaikyti. Reikia prisitaikyti nuo norvegiškų žuvų. Tai čia atrodo, kad už pusvalandžio norėsiu namo varyti. Sakysi, ką čia mes kas mažas ir gaudysim. Dabar. Nu va, bandau, žiūrėsim ar kartos. Bet va tik užmečiau ir iš karto užkidu atsikabino. Nu, dropshotų jau senai žuvau, žinok, nuo Kauno marių kokį 10 metų kažkaip. Dar yra ant dropshoto nedidžiulį. Gal po to pasididint biškelį masalą, gal atsirankiot. Aišku, dabar kol biškelį atsižuvau, tada bandysim paieškoti kažką, kad stambesnio jimta. Aš noriu dar kažkur ingylį užmest, gal tam bus stambesnių. Nu va, Artūras vėl turi baisinį ryklį. Dzibina. Korykotą lanksto. Pagrindinį. Priemonė. Neatsikabino dar yra? Nebejaučiu. Ai, tai reiškia atsikabino. Ai, ne, yra. O, koks riebuilis.
O, Rimtas. priešininkas. Artūras turi, kol aš čia žaidžiu. Traukiam. Kaip? Šiandienos mano rekordinis jau. Tai gal didžiausias bus? Žiūrės. Na, Bet smagiai jaučiasi ant koto. tai kotelis labai fainas. O jo. Jau reikia gal ranką jiems geriau. Tokį, kad labai per daug. Nu va. Gražus ešeriukas jau. Pademonstruokite. O. Koks. Gerai. Žvaunam toliau. Lošeriai, supranti. O. Laimingo žvejo veidą pažiūrom. Na, aš tai labai džiaugiuosi už tave, Artūrai, kad pagauni. Aš masalą iš to radau praeitą žvejybą. O, gražiai ardosi. Traukiam. O, čia jau bus iš vis normalus. Aha! Bet nieko. Reikia ir tokių, pagaut gražiai už kraštelį užsikabinus, viską. Nu ką su vadėdė, taip. Pažvelgyti reikia. Ne, nekišk man, aš patirties turiu daug su jom. Gražiai pašnekinsim viską ir atiduos. Nu, va, gerulė, min paleisi to. Tai kuč. Auk dėdutė. Pagavai, tu ir paleisk. Auk dėdutė. Nu va, vis tiek smag. Artūras traukia žuvį, reiks mane paimti. O, žvejosiu jūs. Kad aš tik rišu ir rišu. Taip ir turi būt. Turi mokinys aplenkt mokytoją. Nu nieko, tuoj matysi. Plauk stabdį, vėl atsileis biškelį. Nukala kaip ešerys. Na, tuoj sukelsi ir matysim. Neskubėk svarbiausia, nes labai ploni valai. Jeigu. Ja. Ešerys, o pagaliau rimtas ešerys. Matai, ir vėl prisukai per arti valą. Na. Nu va, dėl tokių ešeriukų ir atvažiavom mes čia. Nugavau lydekaitį. Tikrai gražus. Papozuojam. Nu va. Gražu? Gražuolis. Kupriukas. Nu jo. Žvaunam toliau. Va. Aš raišioju, Artūras traukia. Na, tai daužo kaip lydeka atrodo, kad būtų. Tai gal stabdį svarbiausia atsileisk irgi. Niekas. Arba geras ešerys, arba bet tokias. Jeigu datrauksi manęs, tai aš paimsiu. Bet neskubėk, tu nuvargink žuvį normaliai. O. Ja. Lydeka. Per daug vėl prisukai valą. Ir vėl bus nepatogu traukti. Artūrai. Dabar aš paimsiu tau. O, tarp dantų pakliuvo tuoj nukas. Nebekanda. O, va, matai. Pilva pakliuvo. Čia jau
išsitraukė dėl to, kad už ūso buvo. Ir niekaip neatsisuka. Atsisuka. Pagaliau. Kaip čia taip? Niekaip nesuprantu. Va, suriši. Turiu, bet toks durnas įtarimas, kad irgi lydeka. Arba jei ešerys, tai jau bus ešerys kaip ešerys. Bet ne, manau, lydeka bus. Pasirodom, kas čia. Einat kaip ešeraitis atrodo. Bet ne, gal ir ne ešerys. Lydeka, tai aišku. Nu va. Pakilo čia jos. Užgoš ešerius. Užgoš ešerius. Taigi ateikit, aš ją paleisiu ir viskas, ir draugiškai mes susitarsim. Taip įdomiai, iš pradžių galvojau, kad tikrai, kad bus ešerio darbas. Žiūrėk, ir nukando. Užsidedam akinius. Susiieškam pincetą. Pincetas, kaip visada, prisinarpinęs į nuosistenėlį valus. Kitas irgi jau. Neik šitaigi paleisiu aš tave ir... Plaukiam. Tai va į tą pusę net nemetam, nes kaip metimas taip rašpilys, tai bijom ir mest. Metam į priešingą pusę. Gal kitom pusėm pabandyti. Kaip duodasi. Tik užmeskint link tos pusės iš karto. Kimba, bet greičiausiai. Bijosim ir mestin link tų pusių. Ne, tai plaukti, kad čia visa žuvis, čia ir ešeriai laikosi ir lydekos. Nuplauksi kitur, tai neturėsi nei to kibimo, nei to kibimo. O po neršto jos matyti išprotėja dabar. O į tą pusę kiek tik užmetė iš karto, ar man, ar Artūrui iš karto, kad neužkabintumėm, nes mano tai neša link tavo plaukia. Tuoj nukas ir bus. Nu, branguto, taigi. Va, varom aš tada. Paleisiu ir... Nu, bet jau žuvų jau nesuskaičiuosi kiek. Gražiai už ūselio persimetau, dabar kad mesiu nuo ūselio. Ne, gal ir gerai bus viskas. Užsidėti veizolos. Ir...
Gal ežeram? Tai jo, tai ir bus atgal ežeram. Kaip aš čia taip atgrubusiais nagais ją. Kava masaliukas nesilaiko ant kablio. Parodysiu žentui, ką darau. Pamokėlė. Gal ir jums tuo pačiu. Kažkada tai rodžiau, man atrodo, kai filmavau. Prisipjausiu tokių plasmasinių iš vamzdelių, minkštų. Bandžiau lašalinį, bet lašalinės minkšti nelaiko. O čia iš kietesnės kažkokios ten radau, prisikarpiau ir labai gerai. Va. Op. Ai, biškelį. Nu, čia tai ešeriukas turėtų būti. Kiek gali būti lydekų. Aišku, ne per didžiausias, bet ešeriukas. Ešeriukas. Nu va, turėjom ir vieną skibimą, ir kitą skibimą. Iš karto po. Plauk, manau, aš tau nepagavau valo. Na, šeraitis. Bet čiut gražesnis. O matai, maslą tik pakeičiau kitą. Iš karto. Dzaptelėjo. Kiek terėjai. Kapriukas. Va. Ir smagu, va, ir vienam kibimas, iškart kitam kibimas. Traukiam, žuvelę traukiam, vos ne kas metimo. Aišku, ne didžiuliai, bet malonus. Nu ir ką galiu pasakyti. Šiandien Keitecho Swing Impactai valdo. O, dar ešerys. Gal čiut, jau kokį 150 gramų gal patrauks. Nors ne, nestebuklingas. Ai, spurdam, kratomis. Čia šiandien kaip pagal užsakymą. Svečiam turi būti žaras. Bet aš sakiau, kad šiandien bus ešerių kibimas. Artūras lupa. Kas? Lydeka, kas saugiau? Tu išgaudyk lydekas, o man palik ešeris. Tik tai stabdį pasireguliuokite. Jeigu. Nes dar prie valties. Bet tai pakrato galvą gal kartais backų, bet ne, lydeka bus. Eina kaip lydeka va spaudžia. Tai, na. Padėsiu aš jums, išimsiu žuvelę. Jo. Jo. Mėgaukitės. Nu. Pasakysite, kada man jau prigriebti. Gerai. Aš ją. Aišku, dėl graibšto, bet kas mane žino, tai graibšto spiningaunant pas mane niekada nebūna valtyje. O, kaip gražiai užsikabinus už pačio kraštelio. O, Keitechėlis kaip valdo. Va, jūs paleisite. Nu, gal aš paleisiu, kad juos nes po to, kad nespaudinėtumėm. Geras. Galvojau, kad žolę traukia iš pradžių, po to jaučiu, kad ešerys sėda. Tikiuosi, kad ešerys. O gal ir ne, čia kažkaip jau labai pradėjo blūdzinti. Ne, backa. Nu kaip backa?
Pusbatskis. Va. Bet taip gražiai prilipo. Na, kokis ešeraitis. Ką bandom, gal ant tos kameros atsišauks. Ką, visi skundėsi, kad prastas garsas pas mane buvo, tai tobulėju, įsigijau mikrofoną, dabar tikiuosi nusiskundimų nebus, garsas bus geras. Nu ką, žvejybą baigiam, žvejyba šiaip, sakyčiau, kaip ir nusisekusi, neblogai visai. Ar tau patiko, Artūrai? Aišku, patiko. Ešeriukų prigaudėm. Ešeriukų net neskaičiavom, kiek tikrai buvo nemažai. Artūro vienas gal didžiausias, kokį buvo apie 400 gramų, gal buvo, gal nebuvo kažkas. Lydekų tai gal jau net nebefilmavom, nes tiek jau buvo rašpilių, kad be saiko. Viena irgi tokia didesnė lydeka. Šiaip parodysiu guminuką, kuris geriausiai šiandien veikia. Va tokius spalvinimas, natūralus, o tamsesne. Nu, va ta. Ką, žvejybą baigiam, iki sekančio gal tada pasimatymo. Reiks kartot. Ar pakartosim gal greičiau, kokį kitą ežerą pasirinksim, kad Greit laikas. įdomiau bus. Gerai, iki.